Sveika prisijungusi prie 4 dienos. Šiandienos fokusas yra stiprybė. Stiprinsime savo kūno raumenis bei mintis. Fokusuosimės į pilvo preso ir nugaros raumenis, kurie yra be galo svarbus mūsų laikysenai, pasitikėjimui ir žinoma tikėjimui savo kūno galimybėmis bei minčių galia. Tad pradėkime. Taigi šiandienos praktiką darysime atsistojus ir paskui keliausime ant kilimėlio, bet iš pradžių pradėkime nuo lengvų įkvėpimų, rankos kyla į viršų, leidžiasi žemyn, dar kartojame. Ir būtent šį momentą pradėk galvoti apie tai, galbūt kur kažkur savo kūne ar mintyse norėtum kažką sustiprinti. Galbūt kažkuri kūno dalis reikalauja daugiau dėmesio, galbūt kažkokios tai mintis neramina ir tu norėtum būti stipresnė tam tikrose gyvenimo situacijose. Pagalvok apie tai ir išlaikyk visą tai visos praktikos metu. Paskutinį kartą įkvepiam. Ir iškvepiam. Puiku. Pradėsime nuo lengvo apšilimo. Galva keliauja ant petukų. Jaučiame, kaip tempiasi šoniniai kaklo raumenys. Niekur neskubam. Lengvai kvėpuojam. Dar keletą kartų. Puiku, rankos į priekį, susigūžiam ir rankos keliauja atgal, išsiriečiam. Dar kartojam, į priekį ir atgal. Į priekį ir atgal. Puiku. Rankos prie krūtinės, keliauju atgal už savęs, pasižiūriu, sugrįžtu per vidurį. Atgal, sugrįžtu per vidurį. Turit jausti lengvą šoninį tempimą. Ir dar porą kartų. Puiku. Šiek tiek aktyviau apšilsime, tad bėgame vietoje. Ir kojos keliauja į šonas ir per vidurį. Ir paskutiniai 2. Super. Dar vienas pratimas apšilimui. Kojos spyris į priekį ir atgal. Priekis, atgal. 3, 4, 5, 6. Dar tiek pat. Dar 2. Puiku. Ir keisime koją. Pasiruošiam ir spiriu atgal. Dar 2. Puiku. Taigi, keliausime ant kilimėlio. Kojos pečių plotyje, rankos taip pat.
Ir pirmasis pratimas, laikysime meškutę, 10 skaičių ir tuomet paleisime. Pasiruošiam. Meškutės laikymas yra kelių pakelimas virš kilimėlio, neaukštai ir išlaikant gražią tiesę nugarą ir žinoma fokusuojantis į pilvo preso pratimus. Tai yra raumenis. Keliaujam ir 1, 2, 9, 10, paleidžiame. Liekame čia, kur ir esame ir darysime paukščio šuns pratimą. Kils viena koja atgal ir priešinga ranka į priekį. Darysime pakilimą čia ir grįžtame atgal, keisdami rankas ir kojas. 10 kartų važiuojam. 1, 2, 3, 4, dar 6. Ir paskutinis žemyn. Super. Kitas pratimas. Keliausime ant alkūnių į lentos poziciją. Alkūnės priekyje ir išsitęsia kojos. Ir darysime šoninius palinkimus su klubais. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Ar ne? Fokusuojamas smarkiai vėlgi į nugaros raumenis ir į pilvo presą. Viskas turėtų būti pakankamai gerai įtempta, kad išlaikyti gražią lentą ir gražią poziciją ir žinoma nepamirštame kvėpuoti. Taigi pasiruošiam. Ir keliauju. 1, 2, 3, 4, dar 6. Ir paskutinis. Super. Padedu atsargiai kelius. Pasikeliu su rankomis. Kitas pratimas. Važiuoja viena koja į šoną. Kita lieka ant kilimėlio sulenkta. Ir iš čia keliausime atgal ir į priekį. 10 kartų. Pasiruošiam. Ir važiuojame 1. Ir 2. 3, 4, 5, dar 5 kartai. Ir paskutinis. Puiku, keičiame koją. Kita koja iškeliauja į šoną ir važiuojame žemyn. 1. Ir paskutinis. Super, šaunuolis. Ir paskutinis pratimas, aukšta lenta. Ir bandysime kelį pritraukti prie alkūnės. Taigi keliauju ant rankų, ištiesiu kojas, laikau lentą ir važiuoju su viena koja prie alkūnės, grįžtu, su kita grįžtu. Darysime 10 kartų. Pasiruošiam. Ir 1, 2, 3, 4, 5, dar 5,
Ir paskutinis. Super. Sulenkiame kojas, atveriame kelius ir važiuojame į vaiko pozą. Iš lėto keliamės. Taigi, kartosime šiuos 5 pratimus, dar 2 raundus. Prisimename pirmąjį, ar ne, meškutę. Vėlgi, fokusas, nepamirštame, šiandien yra apie stiprybę. Kiek mūsų kūnas gali, kiek mūsų mintis gali. Ar jie kartu susikalba tarpusavyje, ar ne? Galbūt kūnas jau nebegali, bet mintis sako, dar gali, dar pabandyk. Arba atvirkščiai, ar ne? Tai pamėginkime juos kartu susikalbėti tarpusavyje ir tikiu, kad visos iš jūsų tikrai sugebėsite padaryti abu raundus pilnai. Taigi, rankos plačiai, kojos taip pat ir 10 skaičių laikome meškutę. Pasiruošiam ir 1, 2. Ir lėtai nuleidžiu, lieku kur ir esu, kyla ranka ir koja, važiuojame. 1, 2. Ir paskutinis. Šaunu, važiuosime ant alkūnių į lentą ir judinsime klubus į šonus. Pasiruošiam ir keliaujame. 1, 2. Dar 2. Super. Pastatau kelius ant žemės, pasikeliu su rankomis. Viena koja išvažiuos į šoną ir lenksimės prie kojos atgal. Važiuojame 10 kartų. 1, 2, 3, 4, 5, dar 5. Ir paskutinės. Keičiame puses. Pasiruošiam ir 1. Dar 2 liko. Šaunu. Rankos keliauja plačiai, aukšta lenta ir keliais siekiame alkūnės. Pasiruošiame ir važiuojame. 1, 2, 3, 4, 5, dar 5, paskutinis ir padedame kelius, praplečiame juos
Keliaujame pakvėpuot, pailsėti į kūdikio pozą. Lėtai pakylame. Taigi liko dar vienas raundas ir tuomet keliausime į mūsų šiandienos afirmaciją. Taigi, rankos plačiai. Atsiminkite, jūs esat stiprios. Ir meškutės pozą laikome. 1. Lėtai paleidžiame, liekame čia, kur ir esam, ir paukščio šuns pozicija. 1, 2. Šaunuolės, keliausime ant alkūnių ir judinsime į šonus savo klubus. Taigi alkūnės, kojos ištiestos ir važiuojame. 1. 2. Ir paskutinis. Pastatau kelius ant kilimėlio, ištesiu savo rankas, koją į šoną ir keliaujame atgal 10 kartų. Dar 2 kartai. Puiku. Keičiame pusės. Pasiruošiam ir keliaujam atgal. Ir paskutinis. Super. Liko paskutinis pratimas. Ir galėsime pasiilsėti ir pasvajoti. Taigi, aukšta lenta ir pritraukiame su keliais koją prie alkūnės. Pasiruošiam. Ir 1, 2. Dar 3. Dar 2. Ir paskutinis. Keliai ant žemės, praplečiam ir važiuojame į vaiko pozą. Iš lėto kylame,
Permetame kojas į priekį ir lengvai nusiridename ant nugaros. Nugara tiesi, pečiai nusviria žemyn, pėdos kartu ir atverkime savo kelius ir leiskime jiems nusvirti žemyn prie pat žemės. Atpalaiduokite juos. Giliai įkvėpsime. Dar kartelį. Galite rankas laikyti atverstas, delnais į viršų, arba ten, kur labiau norisi ant kūno. Išlaikykite tolygų, ramų, natūralų savo kvėpavimą. Užmerkite akis. Ir šį momentą sugrįžkime ties savo intenciją. Prisiminkime, kurią dalį savyje norėjome sustiprinti. Ir pagalvokime dabar apie visą šią praktiką, kurią įveikėme šiandien. Pagalvokime apie prieš tai buvusias dienas. Šiandien jau yra 4. diena. Ir jūs įveikėte tiek daug skirtingų pratimų, tiek daug skirtingų psichologinių minčių, praktikų. Ir pagalvokite apie savo intenciją, apie tą vietą, kurią norit sustiprinti. Ar tikrai tai yra sunku padaryti? Pažvelkite į praeitį, kiek jūs jau padarėt. Galbūt tai yra labai paprasta, ko jūs trokštate. Ir su šia mintimi, su šia intencija pakartokime 5 kartus afirmaciją iš visos širdies tikėdamos. Galit sakyti ją garsiai arba savo mintyse. Svarbiausia, jog tikėtumėt tai, ką sakot. Kiekvieną akimirką aš tampu stipresnė ir labiau pasiruošusi. 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 Kiekvieną akimirką aš esu stipresnė ir labiau pasiruošusi. Iš lėto pradėk sugrįžti į čia ir dabar, pajudink savo pirštus.
Atmerk akis, kada būsi pasiruošusi. Padėk savo kojom suglausti jas. Jeigu dar norisi, prasirąžyk. Ir iš lėto atsisėsk per šoną ant kilimėlio. Nuveskime pečius žemyn. Padarykime dar daugiau erdvės tarp pečių ir ausų. Ištempkime kaklą. Pakelkime šiek tiek savo smakrus. Sėdėkime tiesiai. Ir priimk šią žinutę nuo manęs. Tu esi stipri. Tu esi stipri kiekviename savo žingsnėje, kiekviename išgyvenime. Nepamiršk to. Ir su kiekvienu šitu išgyvenimu tu tampi dar stipresnė. Įkvėpkime keletą kartų. Užtvirtinkime šiandienos savijautą, šiandienos praktiką. Dėkoju tau, kad prisijungiai, kad daliniesi savo stiprybę ir kad priėmi manąją. Susitiksim rytoj mūsų 5. dienoje. Sudėtingiausia iš tiesų yra ateiti čia, ar ne? Bet kaip gerai jaučiamės po. Tad nekantrauju ir iki rytojaus.